Gyventi kūne. Kviečiu atrasti naujų ir pritaikomų būdų pažinti ir puoselėti savo kūną, smalsiai patyrinėti jį per fizinę, psichologinę ir emocinę prizmę. Tinklalaidė kuriama mylintiems sportą, besirūpinantiems savo sveikata ir tokiems kaip aš, kurie nujaučia, kad kūnas gali daugiau nei atrodo ir slepia daugiau nei galime suvokti. Idealiai, kad žmogus galėtų taip labai sveikai funkcionuoti, tai turėtų abu kraštutinumai veikti. Ir aš girdžiu kartais apie jogą, kad joga kažkaip čia blogai. Tai ar kiekvienas gali padaryti špagatą, Danguolė? Be galo daug padės visi kvėpavimo pratimai čia. Kaip pasakyt, nuo to, kaip veikia mūsų visų nervų sistemos, priklauso mūsų visų gyvenimo kokybė. Sveiki klausytojai, labai ačiū, kas prisijungėt šiandien, įsijungėt šią tinklalaidę. Noriu priminti, kad mus galima rasti Instagrame, gyventi kūne paskyroje, pasekti ten įkeliamas naujienas, patarimus, kaip kvėpuoti, kaip judėti, kas yra svarbu. Ir taip pat noriu priminti, kad tinklalaidė vis dar laukia rėmėjų, tai kviečiu prisijungti prie Contribui platformos, taip pat paskyros gyventi kūne. O jeigu esate prekės ženklas, kuris norėtų būti girdimas, matomas auditorijai besidominčiai savo kūnų, sveikatingumu ir sportu, tai labai kviečiu su manimi Eglė Zarembė susisiekti ir pasikalbėsim apie galimybės pasiviešinti šioje tinklalaidėje. O šiandien, šią saulėtą, tokią vėsią pavasario dieną, kalbuosi su Danguolė Venslavičė. Ir Danguolė yra dėstytoja visų pirma, kažkada jau prieš turbūt nemažai metų baigusi sporto universitete reabilitaciją, va tą labai norėjau paminėti, nes kalbėsim šiek tiek apie anatomiją. Ir šiuo metu Danguolė taip pat dėsto anatomiją, tik tai Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje kūno terapeutams. Pati Danguolė taip pat užsiiminėja kūno terapiją, veda įvairius užsiėmimus ir žinau ją kaip žmogų, kuris tikrai labai plačiai, holistiškai dirba su kūnu ir ne tik tai su fizinė būsena, bet ir su emocinė. Tai labas, Danguolė. Labas, Eglė. Ačiū, kad atėjai šiandien ir mūsų tema yra nervų sistema. Labai įdomu išgirsti apie ją iš anatominės pusės pirmiausia, tai norėčiau, kad nuo to ir pradėtumėm. Kad suprasti, kaip mūsų kūnas veikia, kartais reikia suprasti šiek tiek taip moksliškai paimti pačius pagrindus. Tai Danguolė, jeigu gali, papasakok, kas yra nervų sistema, kaip mums ją suvokti, kaip įsivaizduoti ir nuo to atsispyrę šiek tiek bandysim suprasti, kaip ją panaudoti ir žinias visas šitas. Tai mano pasakojimas nebus medicininis, jisai bus apie judesį, tai kai naudosiu terminus kažkuriuos, kad ir medicininius, tai vis tiek kitų kampų reikia pažiūrėti truputėlį mano pasakojimą. Tai mes turim centrinę nervų sistemą, smegenis ir periferinę nervų sistemą, tai tie nervai, kurie išeina į mūsų kūną. Ir toliau nervų sistemą mes dar galim skirstyti į valingą, somatinę ir vadinamą nevalingą autonominę. Ir ta somatinė, kaip ir aišku, sugalvojau ranką pakelti ir pakėliau, jeigu yra nervinis raumeninis ryšys. O tokia ta įdomesnė dalis, tai yra ta autonominė nervų sistema, kur jinai tarsi lik nevalinga, mes taip pripratę. Ir jinai labiau reguliuoja mūsų vidaus organų veiklą. Ir mes pripratę irgi galvot, kad kai mankštinamės, tai mankštinasi čia tik raumenys, o nei nervų sistema nesimankština, nei vidaus organai nesimankština, bet iš tikrųjų, kai mes mankštinamės, tai mankštinasi visas mūsų kūnas. Tai mes stiprus ne tada, kai labai daug raumo padaro, bet kai labai geras ryšys yra nervų sistemos ir raumenų. Tai kur matom tokius įspūdingus akrobatus, tai jie turi be galo išvystytą tą nervų ir raumenų ryšį. O ne kažkaip atlieka be galo daug kažkokių pakartojimų ar dar kažkokio judesių, bet jie tiesiog labai protingi savo kūnu pačiu.
Ir kalbant apie autonominę nervų sistemą, jinai skirstoma dar yra į simpatinę ir parasimpatinę. Ir čia ta tokia įdomi dalis, kaip mes galim besimankštindami ir pasirinkdami mankštinimosi stilių savo padėti ir susirasti savo tikrai tinkamą veiklą, suprasdami, kaip veikia šitos dalys. Nes simpatinė nervų sistema tai yra ta dalis mūsų nervų sistemos, kuris skatina mus veikti. Tai kai jau atsikeliu, bėgu kažkur ar nedarau, ten mankštą, daug darbų, tai jinai tada labai aktyvi tokia. O parasimpatinė, kai nervų sistema įsijungia labiau, tai tuo momentu mes galim ilsėtis. Miegoti, atsipalaiduoti, medituoti. Ir idealiai, kad žmogus galėtų taip labai sveikai funkcionuoti, tai turėtų abu kraštutinumai veikti. Tai mes turėtume galėti ir bėgti, kai reikia, ir pilnai, giliai atsipalaiduoti, kai reikia. Ir va čia tas toks įdomus momentas, kad dažnai šiuolaikinis žmogus kažkur yra per vidurį. Ir arba vienas kraštutinumas jam nepasiekiamas, jis, pavyzdžiui, negali prisiversti bėgti, arba kitas kraštutinumas nepasiekiamas, negali niekaip giliai pailsėti, arba dar blogiau, kai abu jau yra nepasiekiami, nei galiu bėgti, nei galiu pailsėti, visą laiką tam tokiam. Ir dabar kaip pasirinkti fizinės veiklas ir kaip savo padėti, nes jeigu aš dirbu kažkokį labai sėdimą darbą, sėdžiu ramiai ir dar protinį, o dar jeigu emocinį darbą dirbu, sakykime, su mokytojas ar kažkas, tai be galo pavargstu ir tada galvoju, grįšiu, tai pailsėsiu. Ir taip ir nenutiks. Nes tokiu atveju reiktų rinktis visiškai priešingą veiklą. Tai bet kas nuo aktyvaus pasivaikščiojimo iki kažkokios judrios veiklos, judraus žaidimo, ar tiesiog tai gali būti net ir kažkokios ištvermės veiklos, gali būti labai sunkios jogos asanos, kur laikau, bet kur visiškai išjungčiau tą nervų sistemos veiklos pusę, kurią naudojau visą dieną ir naudočiau visiškai kažką kitą. Ir tada pailsėsiu. Tai čia toks paradoksas, kad veikiant kažką galiu pailsėti. Ir atbulai, jeigu labai netyčia kažkaip turiu kažkokį labai meditatyvų darbą, pavyzdžiui, vedu meditacijas visą laiką. Mezgu, ne? Pavyzdžiui, neriu be sustojimo. Jo, tai iš pasyvios reikia jį aktyvę, o iš aktyvios veiklos visada į pasyvę. Ir iš emocinės veiklos reikia aktyvios veiklos, o iš kažkokios labai tokio fizinio darbo kažkokio labai, mums reikės kažkokio pasyvaus tada visai poilsio, meditacijos, relaksacijos, tai labai svarbu pažįstant save, savo poreikius pasirinkti savo teisingą veiklą. Aš norėčiau dar šiek tiek grįžti prie tos anatominės dalies, nes taip visą tą seką jau perėjai nuo to, kaip maždaug išsišakoja, kaip suprasti nervų sistemą ir tada kaip atižvelgti. Tai prie tos dalies dar grįšim ir į pabaigą dar išsamei pabandysim aptarti, kaip pasirinkti, kaip atpažinti, kaip reguliuoti. Bet prieš tai kaip suvokti tą pačią nervų sistemą, nes raumenį suvokti yra nesudėtinga, galima apčiuopti. Nervą apčiuopti, taip, galima jį paspausti, pajausti, bet nežinant, kaip suprasti tą nervų sistemą, kaip jinai veikia, kodėl jinai ir kaip pervargsta, kaip tas nervas pervargsta. Ar taip pat kaip raumuo, ar kažkaip kitaip, bet tiesiog pabandyti padėti suprasti. Mes labai nepripratę mąstyti apie kažkokias kitas sistemas veikiančias mūsų kūne, nes nepripratę galvoti, kad mes visi kažkaip turim tuos pačius nervus, bet visi juos subjektyviai patiriam visiškai skirtingai kažkaip. Kartais net iš vis nesusimastom, kad jie kažkaip mumise yra. Ir yra tas juokingas toks pasakymas, kad tarsi lietuviškai būtų netaisyklinga sakyti nervuotas. Bet anatomiškai mes galim sakyti nervuotas, nes, tai apaugęs nervais. Tai nervų sistema pas mus kūne yra absoliučiai visur.
Ir jo, koks paskui tas ryšys, kaip ten smegenys analizuoja tai, ką gauna iš jutimų visų ir iš judesio jutimų ypač, ne? Nes tas judesio jutimas tai yra mūsų kaip toks šeštasis tas pojūtis iš tikrųjų, kuris labai nuvertintas irgi, nes mes net pusiausvyrą šiuo metu pagrindę laikom akimis. Ir Ir jeigu užsimerktume, dauguma jau nebegalėtume išlaikyti. Va dabar klausytojai gali pabandyti, atsistoti ant vienos kojos, pastovėti atsimerkę ir tuomet užsimerkti ir pažiūrėti, va, kas vyksta. Ir tada man dažnai žmonės sako tokiu atveju, mano čia blogas balansas. Tai gali būti ir tas balansas, ne kažkaip, bet pusiausvyra, balansas, visi šitie terminai tai yra labai kompleksinis dalykas. Jis nėra kažkaip priklausomas tik nuo vidinės ausies, ar tik mes ir akimis laikom pusiausvyrą ir turėtume daugiau laikyti va tą nervų sistemą, kuri prasideda nuo odos ir tais jutimais per odą. O šitą mes labai prarandam, užsimerkę nebežinom, kur mūsų koks nors nugara ar kas nors. O kaip šitai ištreniruojama, tas pajutimas, tas nervų sistemos lavinimas? Ja. Labai gerai, jeigu judat va kažkoks, kad ir darot savo bet kokią veiklą, kokie čia klausytojai beklausytų nuo bokso iki nesvarbu šokių, tai įtraukti dalykų, kuriuos atlieku, tos pačius įprastus dalykus, įprastą techniką, bet atlieku užmerktom akim. Ir tai iš karto keičia dalykus ir va taip truputį galima pradėti jau suprast, kaip čia tie nervai mano kūne. Didieji nervai, jie ir turi tam tikrą eigą, mes turim tam tikrus nervinius rezginius tam tikrose vietose, kur irgi, jeigu nervasis kaip, bet jau dabar pereinu į somatinę nervų sistemą, jeigu nervas kažkur užspaustas, tai mes turėsim nepatogumus, skausmus, dar kažkokias tai pojūčius. Tai ir irgi va toksai visi aplinkiniai audiniai įtakos tą mūsų nervo sveikatą. Nes jeigu raumenys perdirbti, sustingę, jungiamasis audinys, daug dirbęs, sustingęs, jis tiesiog pečių, ypač srity, kažkur jisai laisvai gali spausti nervinį audinį ir turėsim skausmus. Tai kaip paaiškinti klausytojam iš anatominės pusės, kad mes, tarkim, treniruodami savo lankstumą, treniruojam ne tik raumenį ir aplinkui esančius audinius, sausgyslės, raiščius, bet treniruojam nervų sistemą. Ir kaip nervų sistema susijus su mūsų kūno galimybė. O čia labai šitas nesenai mano kaip tik toks aptartas su studentais klausimas. Tai labai įdomus faktas, kad mūsų lankstumas pirmiausiai priklauso nuo mūsų sąnarių. Ir 85% apytiksliai priklauso nuo pačių sąnario struktūros. Tai vat iki kiek aišku mes turėsim iš nervų sistemos jutimą iš sąnarių ateinančią informaciją, kaip tas sąnarys veikia. Tai tas be galo mums irgi padės treniruojant lankstumą. Ir pirmoji vietoje, kad sąnarys lankstesnis būtų, tai tam sąnary turi būti erdvės vietos. Jis turi turėti vietos. Ir mūsų smegenys turi gerai žinoti, kur erdvėje tas sąnarys yra. Ir čia ne tik net apie lankstumą, bet apie tą priešingą dalyką, kai turim hipermobilumą, hiperlankstumą. Tai jeigu tokio žmogaus paprašysit ištiesti ranką per alkūnę, jis dažniausiai ištiesia į kitą pusę, bet jeigu jisai nežiūrės, tai žmogus jis jums sakys, kad čia tiesiai. O kai jau padarysit tiesiai, tada sakys, čia sulenkta, ar ne? Tai va čia geras pavyzdys, kaip veikia būtent mūsų nervų sistema ir ta vadinamoji propriorecepcija. Ir kad jinai sukuria tam tikrus net šablonus. Pavyzdžiui, jeigu ta mūsų smegenyse yra žinutė, kad tai ištiesta į kitą pusę ranka yra tiesi. Tai mes visiškai tuo tikim ir galim net labai ginčytis, kad ta, kur tikrai tiesi, tai sulenkta. Tai va čia lankstume labai svarbu nervų sistema ir patys sąnariai, kaip sąnariuose jinai perduoda informaciją iš sąnarių.
kaip kūnui žinoti ir kaip pajausti tą savo galimybės. Kad turim dažnu atveju kaip tik sumažėjusias amplitudės nuo sėdimo darbo, sutrumpėję hamstringai, tam tikros vietos tiesiog mažiau atsidaro, krūtinės raumenys būna užplazmavę. Tai vat kaip žinoti, kiek mes iš tikrųjų galim anatomiškai, o kiek ir iki kiek mums save treniruoti, o kur jau yra tiesiog viskas mūsų riba. Vienas toks momentas, čia gal keli tokie labai skirtingi momentai, kurie, tai vienas momentas mums dažniausiai pasako bendras kūno vaizdas. Jeigu kažkoks dalis sąnarių veikia labai gerai, o kita dalis kažkaip, ten neįtin. Be abejo, čia ir genetiniai faktoriai yra ir paveldėjimas, nes jeigu kažkokios bazinės sausgyslės labai kietos, tai sausgyslių mes neišmankštinsim. Bet kaip bebūtų, besimankštinant, mums daugiausiai pasako tas subjektyvus pojūtis. Ir čia vėl grįžtam prie tos autonominės nervų sistemos, kad ne visi mes linkę klausyti. Ir aš girdžiu kartais apie jogą, kad joga kažkaip čia blogai. Tai gali būti blogai, kai ją labai darai. Ir tas darimo faktorius toksai. Jeigu aš darysiu, tempsiu per jėgą, tai raumenyse apart pačios nervų sistemos dar yra ir tempimo receptoriai, kurie saugo raumenį nuo sužeidimo. Tai raumuo susitrauks atgal. Vietoj to, kad ten kažkoks pagerėtų mano tas mobilumas. Tai labai subjektyvus pojūtis svarbus. Tai plėšti, rauti, ten skausmo nereikia, tai niekaip nepadės, ar ne? Ir reikia žiūrėti ir leisti savo atsipalaiduoti, keliauti į tą parasimpatinę, leisti audiniams atsipalaiduoti, raumenims atsipalaiduoti, kartais įsivaizduoti, kaip jie atsipalaiduoja, įsivaizduoti, kaip aš ten pasilenkiu iki žemės. Ir tas gali per vaizduotę, kas vėl nervų sistemos dalis vaizduoti, gali labai padėti. Tai toks labai nukrypstant nuo temos klausimas, bet labai daugam smalsu ir manęs klausia, aš kartais galvoju, reikia pasitikrinti su žmogum, kuris turi daugiau anatominių žinių. Tai ar kiekvienas gali padaryti špagatą danguolę? Ne, ir nereikia, kad kiekvienas padarytų, be abejo, bet tikrai ne, nes lankstumas, pati ta sąnarių struktūra ir tonusas didelė dalim tai yra įgimta. Ir nėra jokio reikalo, būtų labai blogai, jeigu visiems patiktų daryti špagatus arba visiems patiktų, nežinau, tik tai irkluot, pavyzdžiui. Tai mes visi turim kažkokią skirtingą savo anatominę tą struktūrą ir skirtingą tą nervų sistemą ir skirtingą charakterį, kas irgi yra savotiškai nervų sistemos dalis, nes, tai pagal tai labai gerai pasirinkti savo veiklas ir negalvot, kad aš kažkoks netoks, jeigu aš ten nelankstus arba aš nemėgstu kažkokios veiklos, ar ne? Ir labai gražiai čia nuo to špagato prie įgimtų dalykų, ką mes atsinešam ir kokia dalis yra mūsų prigimtis iš nervų sistemos pusės. Nes vieni žmonės yra labiau nervuoti, vadinkime, ne? Ir ne blogąja prasme, o tiesiog galbūt labiau aktyvus, labiau linkę judėti, keistis, viską daryti greitai. Kiti labai nori būti ramus, neskubėti, jiem reikia poilsio daugiau ir panašiai. Ką mes atsinešam ir ką mes išmokstam? Visą laiką toks santykis tarp to, man visą gyvenimą buvo labai įdomu, iki kiek mes esam tikrai jau čia taip kaip gimėm, o iki kiek dar galima kažką keisti ir kažką išmokti naujo, tai visada kažką išmokti naujo svarbu, be abejo, bet pirmiausiai mes atsinešam netgi raumenų tonusą.
kokį turim, atsinešam tam tikrus biocheminius faktorius, kurie lemia, ar mes turim tą išorinį raumenį. Tai gal ir visi žinot žmonių, kurie nieko nedaro ir jie turi raumenyną, ir žmonių, kurie daug daro, bet jie tiesiog turi kitokias tam tikras skaidulas raumeninės ir kitokį jungiamą audinį, ir jie neturės tų išreikštų į išorę raumenų, nebent kažkaip labai ten dirbtinai biochemiją savo keistai. Tai kas nebus naudinga ilgalaikiai perspektyvai. Ir mes atsinešam savo charakterį. Kaip bebūtų keista, mes vis dėlto jį atsinešam, tą polinkį į intravertiškumą ir polinkį į ekstravertiškumą, orientaciją į tikslą arba orientaciją tokį daugiau buvimą ir darymą į procesą, mes didžiąją dalim atsinešam. Paskui mes galim kažkaip keisti, kažko išmokti naujo. Ir kaip tada suprasti, ar žmonės, kurie yra aktyvūs, taip vizualiai pažiūrėjus, atrodo, kad jie gyvena greičiau, nori visko greičiau, daugiau, ir tie, kurie daro viską ramesnių tempų, tai vienų simpatinė nervų sistema yra aktyvesnė, o kitų parasimpatinė? Yra, iš prigimties tiesiog. Taip, kad vieni lengviau pasiekia vieną pusę, o kiti lengviau pasiekia kitą pusę. Ir ten daug santykio tarp viso to. Ir tai priklausys, nes lėtesnės reakcijos žmogus, tikrai jam bus nesmagu tam tikrose sporto šakose, kur reikia lyderystės, greičio ir dar kažko. Ir tada, jeigu jis bandys ten save įdėti, sakys, sportas ne man, ar ne? Bet sportas labai plati savoka. Ir tikrai yra kažkas, kas man, pagal mano kažkokią struktūrą, nervų sistemos struktūrą visą. Ir tikrai galima pasirinkti. Dar įdomu, kaip atrodo viskas ta mūsų kūno viduje, jeigu žiūrėtume skrodimą, tai kai žmogus turi daugiau ir ryškesnę ir labiau aktyvuotą tą simpatinę nervų sistemą, tai reiškia, kad kažkokių tam tikrų nervų pas jį yra daugiau ar mažiau. Aš nemanau, kad kažkas taip labai tyrinėjo moksliškai, bent aš nesusidūriau, iš tikrųjų. Tik gal toks įdomus anatominis faktas, kad parasimpatiniai mūsų nervai, kai jie išeina iš stuburo, ten tarp slankstelinių angų, tai jie išeina tam tikrose vietose, tai ties kaukolė ir kryžkauliu. Tai sakykime, norint nusiraminti, reikia būtent tas vietas pirmiausiai atpalaiduoti. Tai bus kaklas, pati kaukolė ir kryžkaulis. Tai tokios specifinės vietos, o tie mūsų aktyvūs nervai, tie simpatiniai nervai, tai jie kaip tik išeina iš tos krūtininės dalies, kur stuburo yra ir ta visa veikla. Tai jei norim labai kažkaip save stimuliuoti ir aktyvuoti, labai greitai Cobra Cat'e reikia daryti. Tai toks visiškai praktinis, kuris gali įtakoti. Ir dar parasimpatiniai nervų sistemai priklauso nervas klajoklis. Taip, tai čia žymusis. Žymusis, dabar labai linksniuojamas, labai populiarus, visur galima rasti informacijos, kaip jį stimuliuoti, aktyvuoti, atsiranda prietaisų, kurių jau ir seniai buvo, turbūt tik jie būdavo gal labiau mediciniškai naudojami, dabar jau darosi prieinamesni. Tai apie tą nervą klajoklį. Tiesiog nuo pradžios iki galo pakalbam, nes čia labai įdomi tema ir iš tikrųjų visai pritaikoma. Manau, kad mankštose, kas, jeigu kažkurie klausytojai klauso, kurie patys dabar veda, nesvarbu kokia mankšta, ar ne, nuo kuksanto iki bet kokios lengvosios atletikos mankštos. Mes neišvengiamai su juo susiduriam, tik tai nebūtinai žinom, arba ir anksčiau būdavo tokių, kaip visi žinodavo, kad labai svarbu atpalaiduoti veidą, kad tas fiziniai pasiekimai būtų geresni, bet neįvardindavo, kad čia klajoklis nervas prie kažko. Tai aš dabar grįžtu iš eilės prie pačio to klajoklio nervo, kad tai yra toks didelis nervas, tai yra galvinis nervas. Ir jisai vienintelis nervas iš galvinių nervų, kuris išeina į mūsų kūną. Ir jisai turi kaip ir tokias 3
todėl jis ir klajoklis, nes labai daug klajoja. Tai. Jo, ir jisai turi tokias 3 dalis. Tai pati vadinama ta seniausia dalis, tai kur kai tas nervas nukeliauja į pilvą. Ne, tai vadinama seniausia dalis. Aš paskui paminėsiu ir žmogų, kuris aiškiai čia įvardino tą teoriją, taip jau aiškiai sustatė visiems viską. Ir ta seniausia dalis įdomi tuo, kad šitas nervas čia jisai daug daugiau siunčia informacijos iš žarnyno į smegenis, o atbulai pats į tą žarnyną tai jau nelabai ten daug. Ir galbūt toks pastebėjimas, kad kartais paprastai uždėtos rankos ant pilvo. Kažkoks švelnus pilvo masažas, labai švelnus lėti judesiai viduj pilvo. Jie be galo išgiliai ramins. Ir net gali suteikti tokį retai patiriamą saugumo jausmą. Nors tarsi nieko nedarai, bet laikai rankas ant pilvo, ar ten jau tiek daug visko vyksta. Paskui kita to nervo dalis, tai kai jisai yra krūtinės ląstoje, irgi mūsų širdis, kur yra, užima visą tą dalį krūtinės ląstos, tai šitoje dalyje šitas nervas susijęs su mūsų emociniam reakcijom, kaip mes reaguojam. Tai čia vidutinio senumo dalis ir turim pačią naujausią veidinę dalį klajoklio nervo. Jeigu ten įvyksta koks nors uždegimas, nelabai ten gražiai atrodo. Ir šita dalis atsakinga už veido išraiškas. Ir dažnai ypač kas dirba kažkokiuose ofisiniuose tokiuose reikalaujančiuose tam tikros veido išraiškos darbuose, gali vien nuo to savotiškai dabar ateina tas žodis pavargti, ir net ilgalaikio būdų išvargti nuo tos veido išraiškos tokios dirbtinės kažkada, tai ką labai sveika daryti, tai tiesiog daug daryti grimasų, grįžus namo, leisti keistus garsus, su liežuviu visai tą nervą. Veido jogė ten visą. Smagus dalykas, tai labai geras. Pats tas nervas išeina toj vietoj, kur toks yra tarp speninės pakaušio ataugos už ausies, tokia tarsi ten tarpas, jei beklausant užkišit pirštus, bet tik tai reiktų kišti labai giliai po kaukolės ten apačią, tai ten tiek pirštai neįlenda pro audinius, kad tą nervą ten paliesti, bet kuriuo atveju tų vietų masažas padės tam nervui geriau veikti. Ir tai yra nervas, kuris atsakingas už mūsų tokį saugumą, teisingas reakcijas ir tą visą gerą savijautą, tokias labai reguliatorius didelis mūsų savijautos. O žmogus, kurio galit daug pasiklausyti irgi kas nori, tai yra Stephen Porges, ir jisai didelę ir knygą parašė. Ir ne tai, kad to nervų nebuvo prieš jį, jisai buvo, bet tai buvo nuostabus žmogus, kuris sudėjo viską į aiškę struktūrą ir daug ir aiškiai kalba ir duoda tokių paprastų pratimų. Nes tai yra be galo svarbus emociniai savireguliacijai nervas ir geram poilsiui. Ir jeigu, pavyzdžiui, kaklo raumenys užspausti be galo kažkokie, laikysena labai netaisyklinga kaklo srity, tai visi, kurie dirba su laikysena, visi įtakoja ir kaip tas nervas bus kūne, nes nervai nėra beorėje erdvėje, jie eina tarp raumenų ir tarp jungiamųjų audinių. Ir jeigu tie audiniai kažkokie sutraukti, tai ir tas nervas nebus patenkintas gyvenimu. Jis gali būti iki skausmo nepatenkintas net. Kaip apie to nervo stimuliavimą? Daugiau dalykų, ne? Ta pilvinė dalis, tai yra diafragminis kvėpavimas, ne? Kvėpavimas pilvu, pilvo masažas, prisilietimas, uždėjimas ranko ant pilvo. Kaip stimuliuoti dar ir kaip stimuliuoti ir tą krūtininę dalį, jeigu tai įmanoma, tą patį veidą? Jo, bet kokie laisvi judesiai, mes turim būti pakankamai laisvi, be galo daug padės visi kvėpavimo pratimai čia. Nes krūtinės ląsta čia vėl toksai
kaip su nervai susijęs kvėpavimas. Diafragma yra vienas iš labiausiai tokių irgi įnervuotų raumenų. Ir kartu jisai tai yra sąmoningas ir nesąmoningas raumuo. Ir kai mes kvėpuojam, tai įsivaizduokit, visas pilvo turinys masažuojasi, tai reiškia visi organai, kurie yra po apačia diafragma ir visi krūtinės ląstos. Ten širdis valsa šoka tokį diafragmos, jeigu giliai kvėpuojam ir diafragmą naudojam, bet dažnai nuo sėdimų darbų, jinai prastai labai naudojasi. Ir va čia yra viena geriausių ir paprasčiausių užtikrinimų šito nervo pilnam veikimui. Tai būtent pilnavertis kvėpavimas, kuris išjudina krūtinės ląstą, pilvo ertmę ir nes organai irgi nebeorė erdvė, ar ne? Jeigu kvėpuojam, jie susispaudžia, atsipalaiduoja, irgi siunčia tam tikrą informaciją, irgi mankštinasi, irgi su ta nervų sistema susiję ypač su autonominė. Tai kvėpavimu galim aktyvuoti tą klajoklį nervą tiek pilviniai daly, tiek krūtininiai. Aha. Ir tada veido dalis yra grimasos, masažas, kažkoks judinimas, lietimas veido ir turbūt akių judesiai, akių pratimai. Labai. Čia tokia plati tema, tai gal plačiai nekeliaukim, bet svarbu akių skersaruožiai raumenukai irgi. Ir tada gal šiek tiek dar grįšim prie to klajoklio nervo, nes jisai susijęs apskritai su ta parasimpatinė nervų sistema. Ir toliau dar taip einant apie simpatinę ir parasimpatinę sistemas, žmonės tikrai dažnai maišo ir labai sunku atsiminti, jeigu daugiau šitoj temai kažkaip nesidomi, kuri simpatinė, kuri parasimpatinė, tai primenam, simpatinė aktyvi, parasimpatinė pasyvi rami. Ir apie tą pasirinkimą sporto šakos, mankštos, laisvalaikio kažkokio praleidimo būdo. Jeigu žmogus patiria per dieną daug emocijų, tai ką jam reikėtų, nes užsiminiai, kad reikėtų tada aktyvaus pasivaikščiojimo, kažkokio greito žaidimo aktyvaus. Bet ar emocijos nėra irgi simpatinės nervų sistemos aktyvavimas? Juk labai didelis džiaugsmas, euforija irgi yra simpatinė nervų sistema, taip? Jo, tai žiūrint, kas vyksta su tom emocijom, ar aš jas patiriu ir išreiškiu labai daug, kaip vaikai daro, ar ne? Tai tuomet bus labai smagu į kokią meditaciją vakarą nukeliauti. Bet jeigu aš jas užgniaužiu, ar ne, aš jų negaliu rodyti per dieną, tai tada kažkaip turėsiu išveikti tą visą. Tai tokiu atveju mums reikia įjungti kraštutinumą simpatinės nervų sistemos, kad jinai leistų mums išveikti. Galima dar, Eglė, va toks visai paprastas man ateina paaiškinimas, bet paklaus savęs, ko aš niekada nedarau. Ar ne? Jeigu aš niekada neatsipalaiduoju iki galo, tai čia turbūt bus tai, kas man reikalinga. Ir kitas, ar aš veikiu visiškai fiziškai pilnai iki sušilimo, nors kartą dienoje. Jo. Tai irgi, jeigu šito niekada nedarau, tai va čia bus tai, kas man reikalinga. Nes aš turiu patirti abi pusės, kad nervų sistema daug, čia tas pats su nervų sistema, visiškai tas pats, kas su raumeniu. Kad raumuo veiktų pilnai, tai žinoma, jis turi gebėti susitraukimą pilną turėti ir išilgėjimą pilną turėti, kas yra aktyvus veiksmas raumeniai ir tas. Tai tada raumuo bus stiprus, susijęs su nervų sistema, jis giliai sąnariui daryti didelę amplitudę. Tai lygiai tas pats su nervų sistema. Jinai turi gebėti pilnai pailsėti, tai reiškia giliai išsimiegoti. Kartais, žinot, gili meditacija yra geriau net negu miegas. Ir pilnai maks veikti. Jeigu reikia staigiai atsistoti, staigiai bėgti troleibusą ar kažkur. Tai ir jeigu jinai kažkurio gabaliuko negeba, arba dar blogiau abiejų, tada jinai labai mažai pasirinkimų turi nervų sistema gyvenime. Ir tada mes tampam tokie irzlus, nei gerai, nei blogai viskas. Užstringi tokiam
Ir tokiam nepasitenkinime dažniausiai tuomet žmogus užstringa ir jis kartais net nesupranta, kad jam čia negerai, bet kažkas sakė, aiškiai negerai. Nervuotas. Nervuotas jau. Klausti, kaip gyveni normaliai. Jo, tai labai gerai kažkaip keisti, įvairuoti tas savo veiklas. Nes, kaip pasakyti, nuo to, kaip veikia mūsų visų nervų sistemos, priklauso mūsų visų gyvenimo kokybė. Nes, žinote, kažkas ten reikia supykęs. O kitas visai pajėgia nerėkt atgal, nes jis adekvatus. Tai žiūrėkit, ir ta grandinė nutrūksta jau iš karto. Man kažkaip patiko, mes prieš porą praeitų laidų kalbėjom apie bėgimą ir irgi pasirinkimą tinkamo tempo, tinkamos technikos, kaip bėgti ir labai svarbu atkreipti dėmesį į tai, kaip tu gyveni. Ir jeigu tu visą dieną esi daugiau mažiau įtampoje, strese ir dar pasirinkti kažkokią veiklą labai intensyvę, labai ilgą, alinančią galbūt net, gali būti labai sudėtinga nervų sistemai. Ir lygiai taip pat galima pasirinkti kažkokią kaip tik raminančią tą patį bėgimą, labai lėtą, ramų, gali būti kažkokie tempimo pratimai, pilatesas, joga ar bet kas kito, kas tiesiog padės išeiti iš to ir nusiraminti. Bet tuo pačiu labai svarbi mintis man apie tai, tos kraštutinumus ir kad mes galim juos labai paprastai pasiekti. Tai ir su tavim, Danguolė, esam buvę išvykoje ir darėm labai paprastus dalykus, pavyzdžiui, ten 30 sekundžių šokinėti ar greitai bėgti, ne? Arba ten kelias minutės ar kelis ratus apibėgti aplink kiemą. Tai kokie tie paprasti būdai? Pirmiausia, pakalbėkime apie simpatinę nervų sistemą, jeigu mes iš to mieguistumo, letargo norim greit aktyvuoti savo simpatinę nervų sistemą. Pats paprasčiausias greitai staigiai nueiti į kitą kambarį. Toks, ar net greitai labai atsistot nuo kėdės, ar ne, kitas. Neturiu kažkur ten bėgiot labai, yra toks senas, geras, užmirštas virvutė šokdynės, ar negaliu. Galiu tiesiog paprastus kažkokius tos eilinius pritupimus daryti, ar ne, labai greitai ir labai aktyviai. Tai tas pasirinkimas labai didelis. Arba net labai trumpą atstumą kažkur nubėgti, bet padaryti tą maksimaliom pastangom. Ir tą stengtis daryti kiekvieną dieną, jeigu norim išlaikyti sveiką nervų sistemą. Trumpai. Ir tai sakau, neturi būti kažkas grandiozinio. Užteks, jeigu aš tikrai greit padarysiu kažką. Ir tada apie parasimpatinę nervų sistemą, ką irgi tokio kiekvieną dieną taikomo galim. Irgi, kaip sakau, kiekvieną dieną bent jau rankas ant pilvo arba ant veido palaikyti, paglostyti veidą, palaikyti rankas ant pilvo. Čia jau toks visiškai paprastas dalykas, ką tikrai galima padaryti. Tik tai yra vienas momentas, kai žmogus užstringa ir jisai nei toj simpatiniai, nei toj parasimpatiniai, žmogui labai sunku apskritai, kad nors atlikti. Tai yra būdas užsirašyti kažkur, pasikabinti ant šaldytuvo, kad turiu padaryti tą ir tą. Čia labai tokia svarbi vieta. Aš tikrai ir pati esu patyrus būseną tokią ir nebejoju, kad ir kažkas iš klausančių yra patyrę, o gal kažkada susidurs su ta būsena, kai tu iš tikrųjų nei gali pailsėti, nei tau pavyksta išsimiegoti, atsijungti, nei tu gali dirbti aktyviai, produktyviai, leisti laiką, džiaugtis gyvenimu. Ir labai užknisanti būsena tokia, kur nei pirmyn, nei atgal, kad nusiraminti, išgirst dabar tiesiog tą informaciją, tai žmogau, reiškia, kad tiesiog tau reikia dirbti nervų sistemą ir čia nieko kažko galbūt įspūdingo, ne kažkokia diagnozė, tiesiog galimai tavo nervų sistema net nepajaučia tų kraštutinumų, ne, ir galbūt galima ganėtinai paprastai savo padėti. Pirmiausiai kvėpuoti, ar ne? Pirmas, nes kvėpavimas be galo susijęs, tiesiog tiesioginė. Tai prisimint ir kvėpuoti. Ir nereikia kažkaip ypatingai kvėpuoti, bet lėtų ritmu,
greitų ritmų. Ir lygiai taip pat į simpatinę nervų sistemą galima įjungti greitų kvėpavimų per nosį, greitai, pilvu, į krūtinę, saulės rezginį ir tas vadinamas kur šuniuko ugninis tas jogos kvėpavimas be galo, jisai geras, užkurti dalykus. O lėtesnis jisai padės nusiraminti ir tai tiesioginis ryšys. Ir žinau, kad tai labai kartais paprasta, labai nedaroma ir labai pamiršta. Ir dažniausiai, jeigu yra kažkoks vienas kitas klausytojas, kuris nejuda ir nesitreniruoja dabar, tai kartais žmogus iš vis nustemba, kad galima čia kažkaip stebėti savo kvėpavimą. Ar ne? Ir jis gali būti labai toks užblokuotas, uždarytas. Ir jeigu kvėpavimo pilnaverčio neturim, mes apskritai net bazinės sveikatos negalim tikėtis. Jos nebus. Ne tik, kad nervų sistemai, tiesiog niekur. Dar, kalbant apie tą kvėpavimą, čia tiesiog mano irgi tokia, mano sritis, mano laukas, man labai aktuali tema. Tai vien su kvėpavimu mes galim labai daug nuveikti, pasiekti ne tik su nervų sistema, bet galim savo organų sveikatai padėti. Išsimasažuoja visi pilvo organai, gali atsistatyti virškinimas, visų organų veikla. Galim padėti nugaros skausmui, kuris gali būti susijęs su įtampom, su spazmais kitur. Ir lygiai taip pat kiekvieną dieną tiesiog padėti savo arba aktyvinant save, arba nusiraminant ir fokusuotis turbūt į iškvėpimą, nes įkvėpti mes visada įkvėpsim. Mūsų čia toksai bazinė baimė turbūt nebeįkvėpti. Žmogaus, sako, yra prigimtinis toksai refleksas, jeigu jau baimė uždusti, jeigu jau nieko nebijai, tai uždusti vis tiek baisu. Ir pasistengti koncentruotis į iškvėpimą, iškvėpimus ilgus, ramius tokius. Tada ramins. Tai tas ilgesnis įkvėpimas tada aktyvuos. Taip. Čia kodėl taip pasakiau, nes turbūt didžioji dalis mūsų kvėpuoja greitai, paviršutiniškai ir akcentuoja įkvėpimą. Ir turbūt labiausiai, kad iš vis nežino, kaip kvėpuoja. Tai tas pradžia yra visą laiką pastebėti. Paprastus tokius dalykus, kaip tai vyksta manyje. Ir dar apie šaltą vandenį. Ir kaip mūsų nervų sistemą galim veikti šaltų vandenių, šalčiu apskritai. Čia nėra tokio vienareikšmiško atsakymo, yra daug labai didelių ginčių. Aš visiškai reguliariai porą metų maudžiuosi eketėj, tai turiu kažkokį patyrimą. Tai ir kažkaip, kadangi kažkaip nusprendžiau pati turėti savo nuomonę apie tai, nes aš labai pastebiu dabar, kad labai dažnai žmonės sako, čia blogai, bet niekada net nebandė. Tai aš linkus pabandyti. Ir iš to pabandymo irgi galiu pasakyti, kad nebus vienareikšmiško atsakymo. Aš esu pati daugiau intravertas ir parasimpatinis žmogus, tai man tas šaltas vanduo iš tikrųjų labai smagus dalykas. Nes tarsi pagerina kraujotaką, padidina tokį psichologinį atsparumą, nes kai tu nebijai į eketę įlysti, tu ir kažkokių emocijų blogesnių, taip nebijai irgi. Tai toks tarsi geras poveikis. Tam tikrais atvejais gali būti labai ir kitoks poveikis, ar ne? Nes jeigu žmogus tokios labai hiperaktyvios prigimties, tai toks buvimas šaltam vandenyje gali dar sustiprinti tą kokybę. Ir bet kuriuo atveju vis tiek tai yra stresas, šaltas vanduo, nervų sistema pradeda gelbėti greitai kūną su visom kitom sistemom be abejo. Tai taip linkėčiau žiūrėti kiekvienam subjektyviai ir rinkti savo dažnį, savo trukmę, ar man reikia, ar nereikia. Nepabandžius nežinos, nes jeigu žiūrėti literatūrą, Eglę, tai mes rasim lygiai taip pat už kaip ir prieš.
Ir aš manau, kad tas už ir prieš ir ateina iš subjektyvaus patyrimo. Ir tada visai nesudėtinga net ir moksliškai įrodyti. Ir vieną tiesą, ir kitą tiesą gali įrodyti. Ir tada mes galim tiesiog sakyti vieni kitiem tos teiginius tokius ir niekada nesusikalbėti. Tai va čia tokia irgi svarbi dalis. Tai visada linkėčiau ir su fiziniam veiklom, ir su šaltu vandeniu labai aiškiai atsirinkti, kas man tinka ir kas galbūt tinka, bet kažkodėl nedarau. Jo. Ir mes va taip po truputį atkeliaujam jau į pokalbio pabaigą ir man labai gražiai rezumuojasi tada viskas atrodo. Svarbiausia mintis yra kažką apie tai daryti, pirmą, ne, kažką daryti, bet antras dalykas tai atkreipti dėmesį į savo prigimtį ir netaikyti tų bendrų rekomendacijų kiekvienam, pasižiūrėti į save ir jeigu esi aktyvus žmogus, galbūt paieškoti, kas tave ramina, jeigu esi ramus žmogus, paieškoti, kas tave stimuliuoja ir tada jeigu esi per vidurį, nes esi užstrigęs, galbūt tik šitam gyvenimo etape, pabandyti užsirašius tą kokį raštelį ant šaldytuvo, išjudėti tiesiog į vieną, į kitą pusę, kažkaip išjudinti save ir iš to taško kažkur į vieną ar kitą pusę pajudėjus, tikriausiai bus lengviau kaip bangai nuvilnyti tiem pokyčiam, ne? Tai Danguolė, vat ir tavo, koks yra toks rezumuojantis žodis, ką dar norėtum, kad išsineštų kiekvienas klausantis šiandien mūsų? Klausyti savo kūno labiau. Turbūt pagrindinis būtų ir žiūrėti, koks aš esu. Ir kaip Eglė ir sakei, tas mano moto turbūt svarbiausiai daryti dalykus. Jo, nes kai darai, tai randi ir atsakymus tuomet. Tai ačiū tau labai, kad atėjai šiandien ir man šita tema be galo įdomi, aktuali, aš tikiu, kad ir klausantiem bus taip pat ir galbūt kada nors vėl susitiksim, nes žinau, kad tu, Danguolė, turi tiek temų, kuriom galima būtų pasikalbėti ir labai plačiai dirbi su labai įdomiais įrankiais, tai dar kartą dėkoju ir gero klausimo visiems. Tariu didelį ačiū, kad perklausei šią tinklalaidę ir noriu pakviesti prisidėti prie tolimesnių laidų kūrimo. Ta padaryti gali Contribui platformoje, kur rasi reikalingą paskyrą įvedę žodžius gyventi kūne.